Tai sveiki visi, su jumis šiandien Vėjas ir šiandieną mes žaisim Pet Simulator 99. Tai ką aš galiu pasakyti apie šitą žaidimą? Šitas žaidimas yra labai smagus. Aš esu visą perėjęs ir čia pagrindinė užduotis yra pereiti visus pasaulius. Ir kaip tik buvo atnaujinimas, tai atsirado toks pasaulis naujas, kurį aš jau visą esu perėjęs. Ir ką žaidžia šitą žaidimą, paspauskite like mygtuką, bet taip pat galite atsiųsti petus. Va, naudojant šitą nickname ir jeigu atsiranda toks čionai gadinukas, galite parašyti kažką ir kažkokį atsiųsti gyvūnėlį. Tai arba kažkokį galite atsiųsti deimantų, tai šitame žaidime yra keletą rūšių. Paprasti petai, pavyzdžiui, tokie Kelly style, po to exclusive, huge ir jau patys paskutiniai yra Titanikai. Jie yra patys geriausi, patys galingiausi ir juos yra labai sunku gauti. Tai aš dar neturiu huge. Tai kas norite, jeigu turite huge, jeigu jūs dar norite, galite man jį atsiųsti. Tai tada mes dabar pradėsim nuo update'o. Ok. Paprastas pasaulis ir čia reikia įveikti keletą misijų, po 2 kiekvienam pasaulyje, kad gauti kitą naują pasaulį ir tada tu jį gali nusipirkti. Už šitos pinigėlius spalvotus. Taip pat čia profai pačiam gale stovi, o čia yra leaderboardas. Laimėtojai gauna tokius kibirėlius su dažais. O tos kibirėlius jūs galite padaryti giftais arba dar kažkuo. Jau ko panorėsite. Galėsite juos paversti. Tai turbūt update'ą čionai susikūrėte jie. Tai ką noriu pasakyti. Tai greičiausiai jūs šito žaidimą žaidžiate, kad žaidžiu Roblox'ą, turbūt jį tikrai, man atrodo, yra esate matę. Ir turbūt net ir išbandę. Nes yra dar sena šito žaidimo versija. Gal dar ją ir pažaisim, bet dabar tada nueisim į patį pirmą pasaulį. Nes, kaip matote, aš esu visą šitą žaidimą perėjęs. Tai man čia realiai nieko dar neapsimoka yra pirkti už Robuxus. Ir kiekvieną kartą, kada nukeliauju į kitą pasaulį, tau rodo tokį, kad kokią tu pasirinkai timą. Kol kas dar dovanėlį neturiu. Tai tada iš anai pasiimsiu dalykėlius. Ir tu dabar taip pat už šitos deimantus gali pirkti huge'us arba Titanikus arba kitus gyvūnėlius. Tokį gavau iš RNG evento, kuris turbūt, kuris buvo praeitas tenai. Ir pabandom pasukti, jeigu šitą gausim, mes esam labai laimingi tada šitame žaidime. Beveik. Bet gerai. 1000 deimantukų, o šitą turbūt, kad mes negalim. Mes šitą negalim. Taip pat čia iš tos ekskliuzivus gali taip daryti kiaušinėlį, iš kurio 100% gauni huge'ą. Tai, kas norite, galite atsiųsti taip pat ekskliuzivą. Tai dabar mes nueisim į Trading Plaza. Pasižiūrėsim, kas tenai yra. Ką tenai žaidėjai pardavinėja. Jeigu jūs dar turite Popcat hoverboardą, prašau atsiųskite, jeigu negaila. Tai, nes aš turiu Popcat'o gyvūnėlį, Popcat'o standą, nes noriu, kad viskas būtų taip gražu. Aš neturiu Robuxų jokių. Šitie huge'ai jie dabar yra patys pigiausi ir vieni iš gražiausių man. Parduoda Hypegus po 500 000. Arcade tokenus, dinamitus ir vaisius. Žmogus turi huge'ą.
kažkokį va tokį. Šitas žmogus turi va tokius huge'us. O čia kažkoks žmogus lūtina belenkiek aitemų. Ir jisai tų giftų prisipirkęs. Jisai bando gauti turbūt huge'ą. Abejoju, ar jisai jau gaus. Bet jeigu norite, galite įeiti šitą mano kleną. Va, turbūt Lietuvos vėliavėlė, toks katinukas ir va toks savo pavadinimas. Va, yra Titanikai dar. Va, Hipomelan Titanikas. Va, visokių čia yra. Negali surasti, neįmanoma jų dabar yra nusipirkti, jeigu nesuranda. Va, tokį irgi gali nusipirkti. Dalykus gali paušinus visokius tenai pirkti, kad turėt šiaip Nightmare Fuel gali gauti. Galima va tokį giftą turėti, tokį nusipirkti. Aš esu realiai visus galiu nusipirkti, bet labai gaila, nes neapsimoka. Ir aš saugosiu po naujų metų giftą ir jį padavinėsiu už 2 milijonus. Nes labai jį apsimoka tada. Vat šitą Titanic prezentą jį dar belekaip, žinokit, apsimoka. Ir čia, man atrodo, gal yra vienintelis prezentas šitame žaidime, kur gali gauti tą Titanicą. Bet būtent prezentas, kitose tenai huge'us gali gauti tik tai. Kitose šiaip labai lievus gyvūnėlius arba šiaip va tokius dar gift bagus. Aš gift bagų labai daug turiu, tiesiog kažkada tai saugojau openingui. Va, mano visi šitie gift bagai kainuoja 500 milijono, beveik už 200. Man nelabai apsimoka dar juos pardavinėti, nes aš juos noriu palikti openingui kažkokiam. Taip pat galite parašyti savo nickname'us ir aš jums galėsiu atsiųsti po 30 trilijonų gyvūnėlių, kurie turbūt dar jiems tas pakils. Tai rašykite į komentarus savo vardus, spauskite laiką, susiprenumeruokite. Ir turbūt tą pačią dieną, kaip dabar turbūt ir išėjo šitas video, padarysiu antrą video, bet jau apie Fortnite'ą. Jo, ir gali būti, kad trečią, bet neprižadu, bet antrą turbūt kad padarysiu. Va, čia dar tokių aksaluotlių parduoda ir dar yra tech pasaulis. Tai mes jį dar greitai apžiūrėsim. Va, dabar yra dar toks update'as liūdnas, nes va, yra, nemokamas skenas. Už 50 robaksų gali nusipirkti va tokį knygą ir tada gauti čia keletą dalykų, gali gauti sad egų, sad daudžų gali gauti visokių. Va, aš turėjau omeny apie šitą hoverboardą jums prieš tai. Ar tiesiog galite siųsti man, ką norite. Atsiųskite savo nickname'us į komentarus, gal kažkuriem atsiųsiu, jeigu pasiseks. Turbūt mano nickname'ą dar visi prisimena nuo pačios pradžios. O taip pat turiu tą katinuko hoverboardą. Pasižiūrim, kokį gausim questą. Tai darysiu su Shiba. 1000 laužimų dalykų geriausioje erėje. Taigi dabar aš sakiau, kad mes dabar varom į tech pasaulį. Pamiršau jau visai. Ir mes dabar tada labai greitai apsižiūrėsim, kas yra tenai pačiam spone. Nes toliau tenai yra arcade mašinai, kitokie mašinai ir minigame šiaip. Tai manau neapsimoka yra tenai žiūrinėti visokių. Tai va, ir dar čia kartais vaikšto va toks va katinukas. Galiu belia kiek kartų šitų pasukti, tai paliksiu gal daugiau tokių, kad po to padaryti kaip tik videkui, kad galima būtų prasukinėti. Va, šitą turbūt nedarysiu dar, gal dabar mes ją atidarom. O kiek aš jau iš viso turiu, jau tenai kažkokį tenai 50, tai videkų, tai
Ai, 12, tai dar 2 galim pabandyti atidaryti, kad būtų 10. O, gerus visai aitimus mes iš čia gaunam ir kaip norėčiau gauti kažkokį čiormą ar ką. Ne, bet tik tai mes gauname čia enchantus. Ir aš dabar padarysiu specialų petą, jeigu jūs parašysite savo nickname'us, padariau special petą, kuris bus nepavadintas manimi, jūsų vardu, kurį aš jūsų išrinksiu iš komentarų. Taip pat galite parašyti pet pavadinimas ir parašykite, kokį norite pavadinimą. Tai aš jums atsiųsiu Graffiti Raccoon, Rainbow Graffiti Raccoon su jūsų pasirinktų nickname'u. Ir va, dabar bus 3,6 trilijonų Graffiti Raccoonai. Va, nes šitas yra mano pats geriausias, neskaitant visų ekskliuzivų. Tai, kaip norite, va. Graffiti Raccoon'as yra. Ir kaip man tada padaryti, kad jisai, pavyzdžiui, būtų kažkoks unikalus. Nu, realiai tai niekaip yra padaryti. O svarbiausia, ar aš turiu iš visų tų name tagų dar. Va, dar jums galės atsiųsti keletas Daycare's Logot launcherių. Buvo, ne, man reišiu, pats nežinau kam. Tu neįmanomas siųsti. XP charmas, o. Ant Huge ir Titanicų. Tai labai gerai. Šitas kainuoja po 100 štukų. Tai aš jas 2 turiu. 2 po 100 štukų. Ir dabar sakau, galima pasiimti mano petus iš Daycare'o ir ne, Huge'o negavau. Deja. Bet jinai labai mažas iš tikrųjų yra šansas, tai jo. Va, įdėsiu į, kad būtų unikalus jums, įdėsiu į Daycare'ą. Labai sunku yra gauti iš šiandien Huge arba tokį kiaušinuką. Aš turbūt kiaušinėlį parduosiu, kad po to dar 2 Huge'us jį nusipirkti. Name tagų aš tenai tikrai, kad turiu. Name tagų tai... O, po 100 štukų. Tai čia per 10 dienų milijoną gaunam. Ir kurį jums čia dar enrolint? O šitą enrolinsiu. 6 štukas už tokį petą. Normaliai. O, kaip aš norėčiau šitą paskutinį, jis žiauriai gražus. Oh my god, čia Pala, kodėl jie patram 5 milus? Wait, kodėl jie tokie pigus yra visi? Aš nepagaunu biškį. Na, aš dabar galiu čia dar hatchint va tokius. Būti evente, tai... Tai jau turbūt atsisveikinam ir... Tuo atsistosiu, kad būtų atrodytų viskas gražiai ir viso gero. Ate. Susitiksime per kitą video.